kovo mėnesį tapo naudingiausių lygos krepšininkų. Pirmasis svečių išpolis ir būtent jis dabar gauna stogą čia po krepšiu. Nėra galimybės greitai atakai, grįžta visi laiku Nevėžio krepšininkai į gynybą. Kariniauskas iš naujo poziciškai rikiuoja savo komandą. 10 sekundžių dar atakai. Atsirado erdvė štai tokiam ramiam šaltakraujiškui. Bruksas nugarą. Nėra erdvės manevrams, atmetamas kamuolys. Atkovoja čia kamuolį ir šiaip ne taip pavyksta pelnyti taškus iš po krepšio. Kozys atrodo visiškai pasimetę svečiai per savo pirmasias atakas ir akivaizdu, kad Petrauskas mato, jog iš vis vyksta kažkoks chaosas ir daroma ne tai, kaip buvo tartasi. Matome iš karto, kai tik tai Wolves lyderis Tayloras gauna kamuolį, arčiau krepšio jį dvigubina varžovai, bet tada atsiranda laisvės štai tokiems Kozio manevrams. Tos mesti baudos metimą po keitimo pas LKL pirmenybėse su savo uraganiniu puolimu. Prieš Juventus klubą Nevėžis patampė nervus Rytui. Čia pražanga, taktinė pražanga dar prieš metimą. Koviniu atstumu per vienženklį skirtumą nuo Ryto, bet taip ir perlaužti tų rungtynių nepavyko ir sukurti didesnės intrigos taip pat nesigavo. Kozys rizikuoja, palikdami ten Kariniauską kampe svečiai ir gauna tolimą metimą. Nenori įkristi kamuolys į krepšį, ką tik po keitimo pasirodęs Rašydas Suleimonas. Taip pat matome aikštelėje yra ir Kristupas Žemaitis. Čia galimybė pasitaisyti. Tiksliai suklaidino dabar Regimantas Miniotas savo varžovą. Per pusę mažina skirtumą. Na, jeigu nekrenta iš toli, reikia šeimininkams ieškoti būdų, kaip tuos taškus rinkti lengviau. Iš arčiau krepšio perima kamuolį Žemaitis. Galimybė kontratakuoti, tiesiog išvengia problemų svečiai. Ir po to į tą atkarpą atsakė geriausia savo atkarpa 13-2. Ir visą tai lėmė, jog Nevėžis turi 4 taškų pranašumą, bet neilgam. 3 taškai ir dar vienas baudos žmogų. Jau vėlavo iš čia ir net dar vienas 5. tritaškis šiandien čia, kas antrą tolimą metimą pataiko svečiai. Suleimonas iš krašto, tokio vaizdo mes dar nematėme. Suleimonas ir Žemaitis, tokiu 5 dabar žaidžia šeimininkai antrajame ketvirtyje. Triguba gynyba ten, bet vis tiek 2+1. Ašku, kad labai nusivylęs. Matas jėga bandė pralaužti ledus legionierius ir suklydo. Gauna gerą stogą, iš viršaus vis tiek rauna dabar. Jo dėjimo Wolves persvara didėja, 30. Šonas Maknylas tritaškių išlygino rezultatą. Po krepšiu Miniotas dar kartelį, atrado savo žmogų. 5 iš eilės ir 8 šiuose rungtynėse. Tayloras iš krašto pataiko Jeffrey Tayloras. Fibalangas irgi pakišo koją ir Kariniauskas bus labai svarbus komandai, kai prasidės svarbiausios kovos šalies pirmenybėse. Problema Nevėžiui su ta aikštės gynyba, jog nepavyksta atsikovoti kamuolių po netaiklių sostinės komandos žaidėjų metimo. Suleimonas, Žemaitis naudojasi užtvarą. Na, vėlgi, tai yra bausmė už aikštės gynybą. Žemaitis gavo gerą užtvarą. 2-3 aikštės gynyba. Suleimonas iš toli pataiko, beveik su sirena ir viskas. Wolves komanda priekyje, kurios užduotis šį sezoną išsaugoti 3. Watermanas, komandos lyderis, kalbant apie visą šį reguliarųjį sezoną, bet kol kas ne apie šį mačą. Čia labai geras namų darbas. Kėdainių Nevėžio OptiBet klubą. Savo ruožtų Wolves bando apginti savo 3. poziciją turnyro lentelėje. Bruksas taikliai. Kariniauskas. Bruksas iš po krepšio. Kariniausko dar vienas rezultatyvus perdavimas.
Kozys iš toli labai paprastai. Trečiam kėliniui. Vidutinio nuotolio ramiai Kariniauskas. Provokuoja taip pat tiems metimams. Kol kas atkarpa po didžiosios pertraukos ir turi vieną didžiausių deficitų. Dėl to Gediminas Petrauskas paprašė minutės pertraukėlės, o dabar po Suleimonas paprašo visų atsitraukti. Turi erdvės čia ir greičio persvarą prieš savo tiesioginį oponentą, prieš jį atsidūrė. Karštas yra Suleimonas, matome vieną po kito kamuolį siunčia įjungia aukštesnę pavarą šeimininkai 3-2. Jautė Žukauskas, kad nebus erdvės metimui, o Suleimonas ir tiesiog smaginasi šiandien. Ir skirtumas mažėja iki 4 taškų. Laimėta atkarpa 9-0. Tayloro metimas iš toli ir kaip reikėjo. Nenori pralaimėti nei vieni, nei kiti, kovoja kiekviename epizode. Ebo, 2 taškai. Dar sumušė rankomis su visais savo auklėtiniais, tarsi taip bandydamas juos užmotyvuoti, užvesti ir tarsi įkvėpti toms paskutinėms minutėms. Vis dėlto panašu, kad būtent tas epizodas tapo kertiniu šiose rungtynėse ir galime sakyti viskas. Tai yra pabaiga. Kaip, vėlgi taip neutraliai žiūrint, kaip gaila, jog tokiose rungtynėse, kuriuose buvo amerikietiški kalneliai, ir viena komanda žaidė gerą atkarpą, ir kita. Skirtumas būtų ten -7, bet yra treneris, yra komandos vadovas ir būtų žaidžiama iki galo, bet viskas taip apsivertė aukštyn kojomis. Dar kartelį mes žiūrime, žiūrovai prašo 100 taško. Jau tai tampa tradicija, Vilkai pelnė 100 taškų prieš Juventus komandą. Kariniauskas atidavė kamuolį čia po krepšiu. Po 16 taškų šeimininkams šiandien pelnė Garisonas Bruksas ir Jeffrey Tayloras. Nevėžio komandoje daugiausiai 23 surinko Ebo.